Gerą dieną, garažiniai. Šiandien noriu parodyti jums, kaip galima greitai, ganėtinai greitai tiksliau, išlukštenti vairą iš kabelio. Su tokiu va daiktu esu pasidaręs. Čia biškį dabar prasilaisvinam, kad eitų perkišt šitų. Taip pat susireguliuojam normaliai, kad būtų. Pasibandom, ar pjauna, ar ne. Va. Va taip, korotė. Pratraukiam. Opa, все. Gal čia biškį dušovai matysis. Bandysiu laukę. Sunkiausia dalis yra pradėti lupti. Nes čia blėt kol iškrapštai. To labiau su pirštinėm. Va taip. Visas laidas gražiai persipjauna. Ir labai lengvai gražiai išsilupa paskui. Va. Traukiam. Va taip. Все. Pliks varė šitais. Galim mest krūvon. Tai va, dabar apie šitą daiktą. Čia ir paprastas metalas, maždaug 10 turum, nu čia nebūtinai tokį. Kokį radau, tokį ir padariau. Čia iš galų yra skylė, nebepamenu su 10 barus graštelių, bet čia nelabai skirtum kokį. Po to peilis. Peilis parodysiu, kokią esu pasidaręs. Peilius kokius. Šitai va iš neržaveikos. 3 mm užaštrinu vat visus 4 kampus. Va taip vat įsistato va. Su čia vat susiveržia. Su tais va 4. Susiverž karočių. Čia vat apačioj yra nusmailinti. Irgi tokie patys 10 varžteliai. Tam, kad galėtum susireguliuoti kokio storumo laidą galėtum žėvinti. Gali ir storesnį, ir plonesnį. Nu, karoči, toks, koks per tą skylę lenda. Vien žodžiu. Ir va, ir nereik kaimynų gazdinti su dūmais. Aiškiai, ten tokių siūlų jau. Siūlų čia su tokiu šūdu neprahujerinsiu, bet va tokius va visokius. Va tokie tai eina super gerai. Švis čia. Pasaka. Tai va tiek šiam kartui. Gal kam nors sugelbėsiu, gal kas nors susidomės ar domisi. Tai tiek. Iki, sėkmės.